Ypač naudinga informacija tiems, kurie susiduria su rožinė, kupiroze, išsiplėtusiais kapiliarais. Visame pasaulyje labai daug žmonių vargsta nuo rožinių spuogų ir kupirozės. Taigi, kad liga nepaūmėtų, reikia vengti šitų rizikos faktorių. Atsisakyti alkoholinių gėrimų, nevartoti aštraus maisto arba riboti aštraus maisto kiekį, vengti kosmetikos, kuri savo sudėtyje turi kažkokių dirginančių medžiagų, tokių kaip spiritinės medžiagos, aliejinės tekstūros medžiagos, vengti kiek įmanoma saulės spindulių ir, pavyzdžiui, einant į saulę, naudoti kremus su SPF 50. Einant į šaltį, į lauką, kai būna žiemos laikotarpį, būtinai reikia pasitepti prieš einant į lauką 30 minučių prieš kremą, kuris apsaugotų mūsų odą. Gydymas rožinių spuogų dažniausiai būna kompleksinis, nėra vieno gydymo būdo, kuris 100% tiesiog išgydytų tą ligą. Bet kombinuojant gydymo procedūras galima užkirsti tam kelią. Visų pirma, tai yra gydymas preparatais iš vaistinės, lazerinis gydymas. Dažniausiai reikia ne vienos procedūros, būna nuo 2 iki 5 procedūrų priklausomai nuo odos būklės. Galima pastiprinti ir pagerinti gydymą su gintaro rūgštimis, su peptidais arba pritaikyti dar mezobotoksą.